reikalai, nors vardos į sielą. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esu, žemės slysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia besiriai. Ir ką? Kas? Lyg kiekvieną dieną. Atvažiavo, sušaudė ir pabėgo. Tu žurnalų skaitai? Tai kas tau netinka, ką, negaliu žurnalą dabar paskaityti? Gerai, neskaitysiu. Tai ką daryt, sakyk? Tu galvą galvok. Nu tai sakyk, ką daryt? Galvok! Galvo, nu tai čia, kol neapklausim, 10 versijų gali būti. Sveiki. Sveiki. Nu tai, kur čia kas ką šaudė? Kristupas Umaras šventė savo gimtadienį. Stalas laukia. Kur čia šventė? Už miesto, Varčionėse. Šventė tik prasidėjo, atvažiavo motociklininkai 2. Ir pradėjo šaudyti iš automato. Ir pabėgo. Aukų yra? Dviese. Vienas rimtai sužeistas, o kitas į ausį. Kas tokie? Ai, apsauginiai. Su mergintu važiuosim, pažiūrėsim vietą nusikaltimo, viską ištirsim. Nereikia. Kaip? Nereikia. Paprašysiu, kad prokuratūra surinktų medžiagą ir jums atsiųstų. Tai kam organizuoti mes esame? Tai mums priklauso ir tirti tokius įvykius. Nereikia per daug apsišviesti, tegul geriau prokuratūra subinę pajudina. Gal mes be reikalo jo čia ieškom. Gal jis kur pievą nukrito. Stok. Kas čia? Kraujas. Žiūrėk. Čia šliaužė. Salinė nušliauž. Toliai negalėjo nueiti. Radom. Patikrink. Gatavas. Žvėris?
Varom. Ir tai, ką nors. Kišenės tuščios. Gerai, einam. Ką čia darai? Kad lengviau rastų. Ką tu čia darai? Ką tu čia miksuoji? Tu pasižiūrėk į mane, man kaip rankos dreba, aš negaliu nusiraminti. Tu pakvėpuok giliai ir nusiraminsi. Nu ką tu čia darai? Nu, radot? Radom. Negyva. Kodėl negyvas? Nu ką tu dar čia klausinėjai? Vėžių susirgo, užspringo, bet konkorėžis krito ant galvos užmušė. Voverės nugriaužė. Bet ką tu klausi? Ko tu rėki? Man ir taip blogai. Matau. Vienas pabėgo. Kiti miške rado. Nuo moco nukritęs. Matytas, nematytas. Ne. Ir neradom jokių dokumentų, telefonų, nieko nėra. Ką tu darai? Užteks gal vieną lavoną per gimtadienį, ką? Nu, nusiramink, ką tu darai? Nu apsinuodysi, nu, baig! Ne, nieko neslepiam. Ginklą pareigūnam palikit. Savigina kas daugiau. Nu jau atvažiuoja. Prokuratūra atvažiuoja. Mes su Mirgintu vėliau atvažiuosim. Na ką? Turim lavoną. Pasirodo, Kastytis Stankus šovė vieną iš kilerių. Pataikė. Nukrito ir sako, kad numirė. O tai čia savigina ar šaudė į nuvažiuojančius? Įsiaiškinsim. O tai kas čia tokie siuntė? Turi kokią versiją? Velniai žino. Šito taip greit nepasakysiu. Gal kokie vidiniai nesutarimai? Ne. Reikia išsiaiškinti. Mirgintai. Tu nuvažiuok tuo maršrutu ir vaizdo kamerų įrašus išimk. Gerai. Ai, reikia teismo medicinos ekspertus atsiųsti. Ok, nusiųsim. O Kauneckas? Negalėjo? Išvažiavo. Palaukė, kol viskas nurims. Ir pasiuntė kilerius.
Niekas nepasitinka? Aš einu apklausiu, jūs pradėkit fiksuoti įrodymus. Čia stalas. Tai turėjo šaudyti kažkur iš ten. Čia atrodo kraujas. Kur? Čia. Nu, žinok, Dovilė, čia buvo šakės. Galvau, kad visus iššaudys. Tai kam kliuvo? Apsauginiam. Ligoninėje dabar. Nekvietėm greitosios, patys išvežėm, galvojom, bus greičiau. Kokios jie būklės? Nu, sako, kad gyvens. O kaip užpuolikai? O gal aš čia nieko nekomentuosiu. Čia vyrų reikalai, gal jie tegul ir pasakoja. Nu jo, tokiu atveju sakyk, kad gulėjai po stalu ir nieko nematei. Taip ir padarysiu. Ačiū tau už patarimą. Man reiktų viso svečių sąrašo, gali padiktuoti? Tai aišku, žinoma. Pasitrauk iš šono. Sukeis trečią su ketvirtu. Kažkas ne taip. Ne nieko. Nežinau, aš jokių priešų neturiu. Tik tai Hardą. Bet jis man atleido. Tu galvoji, tokius dalykus galima atleisti? Ai, nežinau. Bet jo nėra Lietuvoje, tai čia neįsi. Tai aš apie tai ir kalbu. O taigi patogu. Nesi Lietuvoje, nieks neįtars. Hardas taip nedarytų. Kaip nedarytų? Kam jam bereikalingos aukos? Čia ne jo stilius. O visa zavarucha per tave. Pardon? Iš kur mes žinom, kokias varkės tu suki? Ir kam ragai sukai, a? O iš kur mes žinom, kokias varkės kraftas suka? Viską žinai, ne? Visažinis. Žinai, su kuo kraftas susipykęs, su kuo nesusipykęs. Kraftas priešų neturi. Iš kur tu žinai? Aš viską žinau. O, kokie veidai. Dovidaitytė. Tai kaip šmėkla pastovi vaidenasi. Tai labai gerai, tu juk moki parodymus duoti. Sveiki, Labas. prokurorė Dovidaitytė. Mes juk pažįstami, prokurorė Dovilė Dovidaitytė. Norėčiau jūs apklausti. Čia jie visi? Aivaro nėra. Taip pakviesiu. Čia kas? Su šito ginklu šaudžiau į užpuoliką. Tai nuo jūsų ir pradėsim. Einam.
Tai visų pirma apie transporto priemonę. Kokia markė? Nežinau, aš nesigaudau motusi. Man jie visi vienodi. Gerai, numerį gal pastebėjot? Vokiškas. BOQT89. Fotografinė atmintis. Viskas. Įdomu, kurį iš svečių norėjo pašalinti. Gal tokio tikslo iš vis neturėjo? O tai koks tikslas? Pagazdinti. Abejoju. Būtų šaudę tuščiais. Renkamės daiktus ir dingstam iš čia. Greitai. Kas atsitiko? Dėkis daiktus. Ko tu panikuoji, paaiškink. Blemba, galvau, gerą darbą padarysiu, į tokį šūdą įsivėliau. Ką tu padarėjai? Nieko aš nepadariau!